Sveiki. Šiandieną noriu pasidalinti tema, kurią pavadinau Dievas tyli. Kodėl? Turbūt iš pavadinimo galima jau suprasti, kad kalbėsime apie tuos momentus tikinčių žmogaus gyvenime, kada žmogus meldžiasi, bet Dievas neatsako. Ir klausimas, kodėl Dievas neatsako? Taigi apžvelgsime keletą priežasčių. Dievas galimai tyli, nes žmogus maldoje daugiažodžiauja. Dabar, kodėl žmonės maldoje daugiažodžiauja? Jie manosi, kad Dievas juos išgirs dėl jų maldos ilgio. Tai yra, žmogus mano, kad kuo ilgesnė malda, tuo į Dievo priimtinesnė, tuo Dievui tas žmogus atrodo dvasingesnis. Tai yra, kitais žodžiais tariant, malda tampa kaip įrankiu įtikti Dievui. Parodyti, kad jis yra tinkamas, kad Dievas galėtų į jį palankiai žiūrėti, priimti jį. Tai čia bandymas yra išsigelbėti savo darbais. Tai yra, žmogus naudoja maldą tam, kad išsigelbėtų. Pirmose pamokėlėse aš atsiprašau, sustabdysiu telefoną. Pirmose pamokėlėse mes kalbėjome apie tai, kad mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Malonė tai yra Jėzaus Kristaus mirtis ant kryžiaus. Jis už mus numirė maždaug prieš 2000 metų ir atleido mums visas nuodėmes. Tai yra, todėl mes niekaip negalim melsdamiesi Dievui įtikti. Malda nėra įrankis parodyti Dievui savo dvasingumą. Malda turėtų būti natūralus troškimas bendrauti su tuo mylinčiu tėčiu, sužinojus tai, kad jis paaukoja savo sūnų už mus. Tai malda natūralus noras dalintis viskom, kas guli ant mūsų širdies, dėkoti Dievui už viską, ką jis duoda mūsų gyvenime. Pažiūrėkime į antrą priežastį, kodėl Dievas gali tylėti. Nes žmogus maldoje pamokslauja. Man teko dalyvauti tokiose maldose, kada, sakykime, žmogus suklumpa, padaro nuodėmę ir kitas tikintysis už jį meldžiasi ir bando jį įtikinti dėl nuodėmės bjaurumo, bando parodyti jo kaltę, bando maldoje nupiešti, kas laukia už tokią nuodėmę ir panašiai. Tai yra, maldoje dažnai tikintis žmogus pamokslauja kitam tikinčiam žmogui. Kodėl taip vyksta? Mano manymu, ta pati priežastis, kaip ir apžvelgėme šitą pirmąją priežastį, tai mes bandom parodyti Dievui, kokie mes esame geri krikščionys. Nes mokame maldoje barti kitą žmogų. Jeigu norime barti, reikia tai daryti prie 4 akių asmeninėme pokalbyje, taip kaip mokino Jėzus, bet ne maldoje. Kada žmogus suklumpa maldoje, mes galime žmogų užtarti, taip kaip darė Mozė, kada užtarė savo tautą, kada jo tauta pasidariusi auksinį veršį pradėjo jį garbinti. Ir tada Mozė maldoje puolė ant žemės ir meldė Dievo pasigailėjimo tiem žmonėm, meldė Dievo atleidimo. Taigi, maldoje tokiose situacijose, kada žmonės suklumpa, mes galime juos užtarti ir prašyti Dievo atleidimo jiems. Tai o pats žmogus jis iš tikrųjų žino ir supranta, ką jis blogai padarė. Nes šventoji dvasia tos dalykus žmogui atveria. Mums žmogaus dėl to įtikinėti jo nereikia. Žmogus tą akimirką nori būti neatstumtas, nori būti suprastas, nori, kad jam kažkas padėtų atsikelti iš to suklupimo. Tai
Antra priežastis, kodėl Dievas galimai maldoje tyli, dėl to, kad žmogus maldoje pamokslauja. Trečia priežastis, tai yra ne žmogus maldoje teisinasi. Įsivaizduokite tokią situaciją, kada vienas tikintysis kažkom tai skaudino kitą tikintįjį. Jie ten pasikalbėjo, pabandė išsiaiškinti ir paskui kartu meldžiasi. Ir tas tikintysis, kuris įskaudino kitą šitą savo brolį Kristuje, jisai maldoje bando pasiteisinti, kodėl jis tai pasielgė. Malda ne tam yra skirta. Jeigu tu nori pasiteisinti, tai tu galėjai tai padaryti asmeniškai su juo kalbėdamas. Ko tau reikia tą akimirką, tai pripažinti savo kaltę. Nesiteisinti, bet jeigu tu buvai kaltas, pripažinti savo kaltę ir atsiprašyti. Malda vėlgi nėra skirta tam, kad mes save kažkaip tai išteisintumėm kito žmogaus akise. Turbūt suprantate, ar ne, kad mes maldą naudojam tarsi komunikaciją tarp dviejų žmonių. Bet malda nėra komunikacija tarp dviejų žmonių, malda yra komunikacija su Dievu. Mes su juo turime bendrauti. Bendrauti asmeniškai vieni su kitais mes galime ne per maldą, bet tiesiogiai asmeniškai. Tai yra trečia priežastis, kodėl galimai Dievas tyli, kada žmogus taip meldžiasi. Ketvirta priežastis. Ne žmogus maldoje giriasi. Įsivaizduokite, tikintis žmogus ateina pas Dievą ir sako: Dieve, aš šiandieną bažnyčioje tokį gerą pamokslą pasakiau, visi buvo tokie nustebę, priėjo, man dėkojo ir panašiai. Tai yra, nėra blogai pasidžiaugti su Dievu, ar ne? Bet kada mes pasidžiaugiam su Dievu, kas po to seka? Po to seka padėka Dievui. Tai yra pripažinimas, kad ne aš tai padariau, juk aš buvau tik tais Dievo įrankis. Praeitose pamokėlėse mes taip pat kalbėjome apie tai, kad mumise, kaip žmonėse, nieko nėra gero. Mes iš tavęs nieko gero neturime, nes mūsų nuodėminga prigimtis visada yra linkusi į blogį. Bet kada mes susijungiame su Dievu, tai Dievas per mus gali padaryti daug nuostabių dalykų. Bet kada tuos nuostabius dalykus Dievas per mus daro, labai svarbu suprasti, kad tai daro Dievas. Mes esame tik tais jo įrankiai. Todėl maldoje nereikėtų girtis. Ar ne? Mes galime pasidžiaugti, bet nepamirškime už tai Dievui padėkoti, atiduoti visą garbę ir šlovę jam. Penktoji priežastis, kodėl kartais Dievas tyli. Ne žmogus maldoje atskleidžia paslaptis. Įsivaizduokite tokią situaciją. Žmogus turi šeimoje tam tikrų kažkokių tai sunkumų. Susipyko su žmona, tas žmogus pasidalino labai asmeninėmis detalėmis, kodėl jie susipyko su žmona, ir dabar paprašė mūsų pasimelsti. Tada mes ateiname į maldos grupę, arba gali būti viešai bažnyčioje, kada yra maldos valandėlė, mes pradedam garsiai melstis ir pasakoti toje maldoje visas tas detalės, smulkes, kuriamis žmogus su mumis pasidalino. Mes atskleidžiame paslaptį to žmogaus. Tai to nereikėtų daryti. Mes galime už tą žmogų bendrai pasimelsti, neatskleidžiant visų tų smulkių detalių. Nes iš čia ateina ir apkalbos, ir kiti blogi dalykai, nes ne visi žmonės bažnyčioje yra, sakykime, dvasiškai brandus. Kitų žmonių dvasinis tas kelias yra tik tais, kaip pradinis taškas, jie tik pradeda tuo keliu eiti, todėl nepatyrę dar tų dvasinių pamokų su Dievu, jie gali neteisingai suprasti tokią mūsų atneštą maldą. Jie gali ir pasijuokti, ir pasišaipyti iš to žmogaus, už kurį mes meldžiamės, gali jį apkalbėti ir panašiai.
Tai vat, kad tokių dalykų išvengti, nereikia viešinti asmeninių detalių maldoje. Mes galime asmeniškai melsdamiesi už tą žmogų tas detalės įvardinti, jeigu mes norime, bet kada meldžiamės viešai, stenkime išlaikyti konfidencialumą to žmogaus atžvilgiu. Dabar noriu, kad mes pažvelgtumėm į kelias švento rašto eilutes. Tai patarlė 28 skyrius 9 eilutė. Kai žmogus nusisuka nenorėdamas klausyti įstatymo, net jo malda tampa pasibjaurėtina. Taigi klausimas, kodėl Dievas kartais tyli. Todėl, kad žmogus nusisuka nenorėdamas klausyti įstatymų. Ką reiškia nenoras klausyti įstatymų? Tai reiškia gyventi nuodėmėje. Nes kas yra nuodėmė? Nuodėmė yra įstatymo laužimas. Taigi, kada žmogus sąmoningai laužo Dievo įsakymus, kada žmogus atstumia šventąją dvasią, parašyta tokia malda Dievui yra pasibjaurėtina. Tokie santykiai, kuriuos žmogus nori kultivuoti su Dievu, Dievui yra nepriimtini. Jeigu žmogus atstumia šventąją dvasią, tai vadinasi, jis nenori bendrauti su Dievu. O jeigu ateina pas Dievą, tai vadinasi, nori pasimti tai, kas jam patinka, bet nenori priimti iš Dievo tai, ką Dievas jam siūlo. Tokia malda yra nenuoširdi. Žiūrėkime 1 Jono laiškas, 3 skyrius, nuo 21 iki 22 eilutės. Čia parašyta: mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes pasitikime Dievu ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. Taigi, kada mes gyvename pagal Dievo valią, kada mes stengiamės įgyvendinti tuos moralinius principus, kuriuos Dievas mums paliko, ar ne, mes jaučiame širdį ramybę, tada ir malda visai kitokia yra. Tada mes galime prašyti Dievo, mes tikime, ko mes prašome Dievo. Bet kada mes kažkur tai gyvenime nuodėmiaujame, tai mes nebeturime to užtikrintumo viduj, kad Dievas atsilieps į mūsų maldą, nes mes suprantame, kad mūsų gyvenime kažkas yra negerai. Tai va, Dievas gali tylėti dėl to, kad mes gyvename, kad mes sąmoningai atstumėme šventąją dvasią ir gyvenam nuodėmėje. Perskaitykime Išėjimų 15 skyrių nuo 22 iki 25 eilutės. Tada Mozė vedė Izraelį tolyn nuo Nendrių jūros. Jie ėjo gilyn į Šūro dykumą. 3 dienas keliavo dykuma, nerasdami vandens. Atėję į Marą, Maros vandens gerti negalėjo, nes jis buvo kartus. Todėl ir vietovė buvo vadinama Mara. Žmonės murmėjo prieš Mozę, klausdami, kągi mes gersime. Jis šaukėsi viešpaties, viešpats parodė jam medžio gabalą, kai įmetė jį į vandenį, vanduo pasidarė saldus. Klausimas, kuom žmonės buvo nepatenkinti. Parašyta, kad 3 dienas jie keliavo dykumą ir nerado vandens. Ir dėl to buvo nepatenkinti. Kaip savo nepasitenkinimą jie išreiškė? 24 eilutėje parašyta: žmonės murmėjo prieš Mozę. Tai murmėjo, apkalbėjo. Kaip Mozė sprendė šitą problemą? 25 eilutėje parašyta: jis šaukėsi viešpaties. Tai yra, Mozė atėjo maldoje pas Dievą paprašyti jo pagalbos. Ar Dievas atsiliepė? 25 eilutė. Jis šaukėsi viešpaties. Viešpats parodė jam medžio gabalą. Kai įmetė jį į vandenį, vanduo pasidarė saldus. Taigi, kada Mozė atėjo maldoje dėl tos problemos pas Dievą, Dievas jam davė išeitį. Dievas parodė, kaip tą problemą išspręsti. Klausimas, ar žmonės patys galėjo kreiptis į Dievą pagalbos maldoje? Galėjo. Bet vietoj to, kad kreiptųsi į Dievą pagalbos maldoje, jie pasirinko murmėti prieš Mozę. Tai būna ir tikinčio žmogaus gyvenime, kada kažkas jam nesiseka, jisai bando ieškoti atpirkimo ožių.
ieškoti, kas galėtų kaltas būti jo gyvenime, vietoj to, kad ateitų pas gyvąjį Dievą, kuriuo jis tiki. Taigi Dievas tyli dažnai todėl, kad žmogus nesikreipia į pagalbas. Kita Biblijos eilutė, Jokūbo 4 skyrius, 3 eilutė. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote tik savo įnoriams patenkinti. Taigi, šiolutėje mes matome, kad žmogus iš tikrųjų kreipiasi į Dievą, kažko tai prašo, bet negauna. Ir mes matome priežastį, kodėl negauna, sako, tik savo įnoriams patenkinti. Matote, žmogaus maldos gyvenimas neturėtų suktis tik tais aplink patį žmogų. Malda tai nėra tokia stebuklinga lazdelė, kurią pamojavus mes viską gausime, ko tik norėsime. Tai yra, malda ne tik tai skirta asmeniškai man. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta mūsų bendruomenėse. Tai yra, jeigu jūs klausote šio video, greičiausiai jūs esate tikintis žmogus ir jūs lankote bažnyčią, tai užduokime savo klausimą. Ar mes žinome, kas darosi tų žmonių gyvenime, kurie ateina į bažnyčią? Ar jie tiesiog yra paprasti lankytojai, kuriuos mes vien akies krašteliu pamatome, sekančią akimirką jau nežinome. Jie išeina, grįžta namo ir mes nežinome, kas dedasi jų gyvenime. Malda turėtų būti skirta ne tik tais mums, tai yra mūsų poreikiams patenkinti. Malda turėtų būti skirta ir tam, kad mes galėtume atnešti kitų žmonių poreikius Dievui, kad mes galėtume juos užtarti. O kad juos galėtume užtarti, mes turėtumėm žinoti, kaip tie žmonės bažnyčioje, kurie ateina, kaip tie žmonės gyvena, su kokiais sunkumais jie susiduria. Mes turėtume juos užkalbinti, su jais susipažinti, praleisti su jais daugiau laiko, ne tik su jais bažnyčiai pabūti, bet turėti kontaktą su jais ir savaitės bėgyje. Tikintis žmogus nėra tas, kuris ateina vieną kartą į bažnyčią per savaitę, pabūna, pasėdi, pasiklauso pamokslo ir grįžta namo. Tikintis žmogus yra tas, kuris gyvena bendruomenėje kitų tikinčių žmonių. Tai yra, bendruomenė turėtų būti kaip šeima. Žmonės toje bendruomenėje turėtų žinoti vieni kitų poreikius ir maldoje vieni kitus užtarti Dievui. Tai va, Dievas gali tylėti dėl to, kad mes maldą naudojam tik tai savo poreikiams patenkinti ir nesistengiame užmegzti kontaktų su kitais žmonėmis ir suprasti, kokius poreikius turi jie ir kaip mes galėtum juos užtarti maldoje. Taigi Dievas tyli, nes žmogus nesirūpina kitų gerovę, tik savo. Taigi kita Biblijos eilutė, 1 Samuelio 28 skyrius nuo 4 iki 6 eilutės. Filistinai susitelkė ir atžygiavę prie Šunemo įsirengę stovyklą. Saulius rinko visą Izraelį. Jie įsirengė stovyklą prie Gilbojos. Pamatęs Filistinų stovyklą, Saulius išsigando. Širdis jam drebėjo iš išgąsčio. Saulius teiravosi viešpaties, bet viešpats jam neatsakė nei per sapnus, nei per urimus, nei per pranašus. Klausimas, kodėl Dievas neatsakė Sauliui? 1 Samuelio 15 skyrius nuo 18 iki 23 eilutės. Viešpats tave pasiuntė į žygį tardamas, eik ir skirk sunaikinti tuos nusidėjėlius amalakiečius. Kovok, kol jie bus sunaikinti. Tad kodėl nepaklausai viešpatės balso, kodėl puoliai prie grobio ir darei, kas nedora viešpatės akise? Saulius atsakė Samueliui, vis dėlto aš paklausiau viešpatės balso, atlikau žygį, kurį viešpats mane siuntė. Parvedžiau Amaleko karalių Agagą ir skyriau amalakiečius sunaikinti.
Bet iš grobio kariai paėmė avių ir jaučių geriausiai iš to, kas turėjo būti skirtas sunaikinti, paaukoti viešpačiui, tavo dievui Gilgale. Į tai Samuelis atsakė: argi tiek pat džiugina viešpatį deginamosios aukos ir kruvinos aukos, kiek klusnumas viešpaties balsui. Tikrai klusnumas geriau už kruvino auką ir atsidavimas už avinų taukus. Juk nepaklusnumas ne mažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliojimas savimi tarsi stabmeldystės blogis. Už tai, kad atmetė viešpatį žodį, jis atmetė taveno karaliavimo. Taigi mes matome, Dievas neatsakė Sauliui, nes Saulius atmetė viešpaties žodį parašytą. Jisai nedarė to, ko Dievas prašė padaryti. Dabar ar Saulius Dievui buvo visiškai nepaklusnus? Mes matome, kad Saulius sako, vis dėlto aš paklausiau viešpatės balsui. Atlikau žygį, kurį viešpats mane siuntė, parvedžiau Amaleko karalių Agagą ir skyriau amalekiečių sunaikinti, bet iš grobio kariai paėmė avių ir jaučių, sako, geriausiai iš to, kas turėjo būti skirta sunaikinti. Kitais žodžiais tariant, Saulius jisai iš dalies buvo Dievui paklusnus. Tai yra, Dievas jisai buvo davęs nurodymus amalekiečių, Amaleko, kaip čia vadinasi, amalekiečius, jo, sunaikinti, įskaitant ir karalių, ir visus gyvulius, bet Saulius pasigailėjo Amaleko karaliaus ir parvedė jį gyvą. Ir pasiėmė iš grobio geriausias avis ir jaučius, nors Dievas buvo sakęs ištikti kalavijų visus gyvulius. Ir aišku, šioje vietoje turbūt daugam kils klausimas dėl tos istorijos, kodėl Dievas taip liepia pasielgti. Na, aš trumpai, kadangi tema mūsų truputį yra kita, aš trumpai pasidalinsiu keliomis mintimis, kodėl Dievas taip liepia padaryti. Amaleko tauta, kaip ir visos kitos Kanano tautos, jos buvo labai iškrypusios. Tai yra, kada mes skaitome, mes matome, kad tos tautos turėjo savo stabus. Pavyzdžiui, Molechas buvo toks dievas, kurį garbino ne tik amalekiečiai, bet ir kitos tautos Kanano krašte. Tai yra, įsivaizduokite tokią didžiulę iš metalo padarytą statulą ir ant tą statulą laiko ištiesus rankas metalinės, ar ne? Ir po tomis rankomis buvo sukuriamas laužas. Tos rankos jos įkaisdavo iki raudonumo ir ant tų metalinių rankų būdavo aukojami pirmagimiai. Tai yra, buvo dedami gyvi vaikai. Ir tie vaikai, įsivaizduokite, uždėti ant įkaitusių geležinių rankų, jie gyvi, sudegdavo. Kokias kančias teko patirti tiems vaikams. Tai čia vienas iš tokių, sakykime, bjauriausių dalykų, kurie vyko toje tautoje. Jau neskaitant prostitucijos šventyklose, kada vaikai buvo apmokinami santykiauti su šventyklos svečiais, kada ateidavo, sakykime, kažkoks tai žmogus, norėdamas atnešti auką į šventyklą tai dievybei, tai tas žmogus turėjo pilną teisę turėti intimius santykius su tais vaikais, kurie toje šventykloje tarnavo. Tai čia buvo tokia prostitucijos forma įteisinta tuose tautose. Tai vat, kada mes skaitome truputį istorijos apie tai, kas vyko tose tautose, mes matome, kad ten buvo labai didelis ir stiprus iškrypimas. Ir Dievas, jisai jau anksčiau siuntė savo pranašus į tas tautas, prašydamas, kad žmonės paliktų savo tos nedorus kelius ir sugrįžtų pas Dievą. Bet tos tautos atsisakė paklausyti pranašų, tai yra, jie atmetė Dievo žodį ir galų gale atėjo ta akimirka, kada Dievas nusprendė jiems įvykdyti teismą. Ir tas teismas turėjo būti įvykdytas Izraelio pagalba. Tai yra, Izraelis turėjo eiti į tą tautą ir ją sunaikinti.
Tai tiek trumpai informacijos, truputėlį, kad tą bendrą vaizdą mums parodyti. Taigi mes matome, kad Saulius jisai nepilnai pakluso Dievui. Palikdamas karalių Agagą gyvą, jisai norėjo parodyti, kad jis yra geresnis už Dievą, kad jo žodis yra svaresnis. Jeigu Dievas sako, klausyk, tu turi sunaikinti karalių Agagą, nes jis savo tautą viso to išmokino, Saulius sako, aš jo pasigailėsiu. Toliau palikdamas dalį avių ir jaučių, jis vėlgi parodė savo autoritetą. Tai yra, jis iškėlė save aukščiau Dievo. Aišku, jis rado pasiteisinimą, sako, aš parvedžiau Dievui, bet jis žinojo, kad ne visas aukas jis paaukos Dievui, kad didžioji dalis aukų liks jam. Jis galės tomis aukomis naudotis. Tai buvo savanaudiški motyvai. Tai vat, ir čia ką mes šioje vietoje matome, mes matome, kad Dievas, jisai yra Dievo valia žmogaus gyvenime, ar ne? Bet žmogus taip pat turi ir savo valią. Mes matome, Saulius turėjo savo valią. Ir kas įvyksta, arba kas įvyko Sauliaus gyvenime, kada Dievo valia susitiko su jo valia. Kada Dievo valia prieštaravo jo valiai, ką darė Saulius, Saulius savo valią iškėlė aukščiau Dievo valios. Ir čia buvo, būtent šioje vietoje ir buvo nepaklusnumas. Visada, kada tikintis žmogus susiduria su Dievo valia ir jisai nepaklūsta Dievo valiai, bet iškelia savo valią aukščiau ir priema tokius sprendimus, kokie jam atrodo geresni nei Dievui, tai žmogus tokiu būdu parodo nepaklusnumą Dievui. Ir tada Dievas tokio žmogaus gyvenime tyli. Taip kaip tylėjo Sauliaus gyvenime, taip tyli ir tokio žmogaus gyvenime, kuris savo valią sąmoningai, suprasdamas, kad jis taip daro, iškelia aukščiau Dievo valios. Kodėl Dievas tylėjo, kada Dovydas šaukėsi jo? Žiūrėkime, Psalmė 69, nuo 2 iki 4 eilutės. Čia yra parašyta: gelbėk mane, Dieve, nes vandenys siekia man kaklą, klimstu į dumbliną gelmę, nėra kur kojas pasiremti, patekau į gilius vandenis ir bangos mane skandina. Pavargau besišaukdamas pagalbos, išdžiuvo man gerklė. Taigi čia mes matome, Dovydas sako, pavargau besišaukdamas pagalbos, išdžiuvo man gerklė. Tai tie Dovydo žodžiai leidžia suprasti, kad Dievas kažkodėl tylėjo Dovydo gyvenime. Pasižiūrėkime kitą eilutę, 55 psalmė, 2-3 eilutės. Išgirsk mano maldą, Dieve, nesislėpk nuo mano maldavimo. Klausykis manęs ir atsakyk, aš blaškausi, išseko mano jėgos. Psalmė 28, 1-2 eilutės. Tave šaukiuosi, viešpatie, mano ola, nebūk man kurčias, juk jei tylėsi, būsiu kaip tie, kurie žengia į kapą. Išgirsk mano maldaujantį balsą, kai šaukiuosi tavo pagalbos, tiesdamas rankas tavo šventovės buveinės link. Psalmė 22, 2-3 eilutės. Mano Dieve, kodėl mane palikai? Kodėl tu toks tolimas toli nuo mano maldos, nuo mano dejonės šauksmo? Mano Dieve, šaukiuosi dieną, bet tu neatsakai, ir naktį, bet nerandu ramybės. Taigi vėlgi matome, Dovydas sako, kodėl mane palikai? Kodėl tu toks tolimas nuo mano maldos? Sako, šaukiuosi dieną, bet tu neatsakai, ir naktį neatsakai. Tai va čia kyla klausimas, kodėl Dievas neatsakė į Dovydo maldą, kada Dovydas jo šaukėsi. Kada mes skaitome visą šitą istoriją Dovydo, mes matome, kad Dovydas buvo pateptas karaliumi maždaug 15 metų, bet karaliumi tapo 30 metų. Tai yra, praėjo 15 metų, kol Dievas paruošė Dovydui karaliaus sostą. O tą 15 metų, ką mes matome, kad karaliumi buvo Saulius ir Saulius persekiojo Dovydą, norėdamas jį nužudyti. Tai yra,
tie 15 metų buvo didžiuliai išbandymų metai Dovydui. Ir būtent per tą laikotarpį Dovydas, nesuprasdamas, kodėl jis vis dar nėra karalius, nors buvo pateptas būti karaliumi, jisai šaukėsi Dievo. Jam atrodė, kad Dievas toli, jam atrodė, kad Dievas neatsako jo maldas, jis galvoja, kad Dievas jį paliko. Ir čia pačioj aš pasidalinau eilutėmis, kurios patvirtina tai, kuo aš dalinausi, kad Dovydas buvo 30 metų, kai tapo karaliumi. Ir matome 2 Samuelio knygoje, 5 skyriuje, 12 eilutėje, čia yra parašyta, tada Dovydas suprato, kad viešpats buvo patvirtinęs jį Izraelio karaliumi ir išaukštinis jo karalystę dėl savo tautos Izraelio. Matote, po 15 metų Dovydas suprato, kad toks buvo Dievo planas. Taigi, kodėl Dievas kartais tyli, tai šitą Dovydo istoriją mums leidžia suprasti, kad Dievas dažnai tyli, nes dar neatėjo laikas atsakyti. Dažnai tikinčio žmogaus gyvenime Dievo tyla reiškia, kad tikintis žmogus dar turi palaukti. Kiek laiko palaukti, aš nežinau, bet noriu tiesiog šiai vietoj mus padrąsinti, kad mes išlauktume Dievo atsakymą. Toliau kita eilutė. Mato 11, nuo 2 iki 6 eilutės. Jonas išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jėzus atsakė, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Akliai prareigi, raiščiai vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Taigi, kaip manote, ar Jonas prašė Dievo išlaisvinti jį iš kalėjimo? Kada skaitome tas eilutes, aš paryškinau žaliai Jono žodžius, kuriuos jis paprašė mokinių perduoti Jėzui. Sako, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Kodėl Jonas klausė šito Jėzaus? Nesgi Jonas, kada mes skaitome Jono Evangeliją, jis buvo tas pirmasis žmogus, kuris įvardijo Jėzų kaip Mesiją. Jis sako, štai avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Dievas jam apreiškė, Jonui Krikštytojui, kad Mesijas bus tas, ant kurio nusileis balandis. Ir Jonas Krikštytojas matė, kad krikšto metu balandis nusileido ant Jėzaus. Jis žinojo, kad Dievas yra Mesijas. Ir mes matome čia sėdinti Joną kalėjime, jis sėdėjo kalėjime dėl to, kad nesutiko ir peikė, viešai, garsiai peikė karalių Erodą, karalių Erodą, kuris pasiėmė savo į žmonas savo brolio žmoną. Tai buvo ištvirkimas tautos akyse. Ir Jonas dėl to peikė karalių ir buvo pasodintas į kalėjimą. Būdamas kalėjime, jisai pasiuntė savo mokinius pas Jėzų, kad mokiniai paklaustų, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Tai šiuose žodžiuose, ką aš matau Jono abejonės dėl Jėzaus kaip Mesijo. Iš kur tos abejonės atsirado? Jos atsirado todėl, kad Jonas, suprasdamas, kad Jėzus yra Mesijas, nesuprato, kodėl Jėzus neateina jo išgelbėti iš kalėjimo. Jonas norėjo išeiti iš kalėjimo ir jis tikėjosi, kad Jėzus jį išvaduos iš kalėjimo. Bet taip nebuvo. Aš tikiu, kad Jonas kalėjime, nors taip nėra parašyta, aš tiesiog darau tokią prielaidą iš konteksto. Aš tikiu, kad Jonas meldėsi kalėjime ir prašė, kad jį išvaduotų.
Bet Jėzus neatėjo į kalėjimą ir neišvadavo jų. Koks buvo Dievo atsakymas į tai, ko tikėjosi Jonas Krikštytojas? Kada Jonas pasiuntė savo mokinius, Jėzus jam davė atsakymą. Ir tas atsakymas buvo toks: keliaukite ir pasakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi ir kurtieji girdi. Mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Taigi, ar Jėzus atsakė į Jono šitą vidinę reikmę, kurią jis turėjo? Ar Jėzus pasakė, okei, aš ateisiu tave išvaduosiu iš kalėjimo, nes Jonas to tikėjosi? Ne, Jėzus taip nepasakė. Taigi, kada mes skaitome šitą istoriją apie Joną Krikštytoją ir apie Jėzų, mes matome, kad Dievas kartais tyli, nes žmogaus lūkesčiai neatitinka Dievo lūkesčių. Jonas Krikštytojas turėjo lūkesčius, kad Dievas jį išlaisvins iš kalėjimo, bet Dievas jo neišlaisvino. Ir mes žinome, kuom baigėsi Jono Krikštytojo gyvenimas, jam buvo nukirsta galva. Tai vat, dažnai mes turime lūkesčius, savo lūkesčius, ir mes įsivaizduojame, kad tas atsakymas turi būti Dievo toks, kokį mes įsivaizduojame. Bet Dievas tyli dėl to, kad jisai žino mūsų lūkesčius ir žino, kad tie lūkesčiai netitinka jo lūkesčių. Nes Dievas, kaip dangiškasis tėtis, jis geriausiai žino, ko mums reikia gyvenime. Taigi, baigiu šitas pažintinės Biblijos studijas ir kaip visada noriu jūsų paklausti, kokią pamoką, mintį ar padrąsinimą šiandieną išsinešite iš Biblijos studijų. Galite pasidalinti savo pamąstymais žemiau šito video, man bus malonu juos perskaityti. Jeigu kyla kokie klausimai, drąsiai klauskite ir aš pasistengsiu į juos atsakyti kitose savo įrašuose. O dabar linkiu jums geros dienos ir sudiev, iki.